vėluojam. Tai šiandien pradėsiu ruoštis arbūzų skiepijimui. Tai ką pirmiausia darysiu, tai dezinfekuosiu arbūzų sėklas, kurios yra nebeicuotos. Turiu tokius indelius. Tai šiaip reiktų kažkokių mažų indelių, į kuriuos įpilsime kalio permanganato tirpalą ir sudėsime sėklytes, kurios yra nebeicuotos. Manau, žinote, kaip atskirti beicuotą nuo nebeicuotos sėklos. Nebeicuota yra ta, tokia arbūzinė sėkla, o beicuota tai turi spalvą žalia, mėlyna, gal dar rasim dar kažkokios kitokios spalvos. Taip, tai reikia turėti kalio permanganato tirpalą, indelį. Taip, jeigu norite nesusimaišyti, tai reikia ir markerio, nes reikia viską užsirašyti, ką jūs čia dedate, nes jeigu dabar susimaišysit, tai paskui tikrai nieko nebeatsipaistysit. Taip, šiemet mano auginami arbūzai bus tokie. Tai čia šituos pasirinkau tipo atsparesnius ir kaip matote yra ant visų F raidė, tai yra hibridai. Turėtų tikrai būti atsparesni ligoms. Paskui čia yra dar jau tuos auginu pasiteisinę labai, janosikas šiaip man labai patinka. O šitą zlotą volič jau vos neturiu užsakymus dabar, nes jie buvo pirmieji ir labai, skanus, tikrai labai prinokę ir jau dabar nori iš manęs jų pirkti. Tai va, vėl veislių yra daug, nežinau, ar užteks indelių, einam ruošti kalio permanganato tirpalą. Taip, prisipiliau vandens. Su kalio permanganatu reikia elgtis labai atsargiai, nes jį labai lengva yra padauginti. Tai aš dabar tik tai pajudinau savo tą butelėlį ir jau matau, kad keli grūdeliai krito. Tai net nereikia man atidaryti to kamštelio ir jau pabirėjo. Ir reikia labai gerai išmaišyti, nes tikrai pasidaugina jo, nes atrodo, kad nieko neįbėrio, jis ištirpsta ir tirpalas pasidaro, toks labai jau ryškiai rožinis, tai jis kaip ir būtų per stiprus. Tai dabar pamakaluokim ir žiūrėkim, kas gausis. Galvoju, bus gerai. Jeigu jau ta spalva pasidaro per daug tokia ryški rožinė, tai labai lengva jį atskiesti, užsipilti vandens ir praskiesti. Tai va, mano tirpalas paruoštas. Taip, tai dabar labai svarbu ant pakelio užsirašyti numerį, nesumaišyti indelių su numeriais. Čia, kur pirkau, tai rašo, kad tai yra po 10 sėklų. Taip ir turėtų būti. Tai va, taip atrodo nebeicuotas sėklas. Buvo 12 sėklų, nes viena tokia nedickė. Tai darysiu pusę ant pusę, panašiai 5 skiepijimui ir 5 paprastai sėti. Tai tas paprastas paliksiu ir sėsime vėliau. Tai reiks daryti taip. Tikrai reikia nedaug skysčio, kad sėklelės apsisemtų ir aš laikysiu parą. Grįšiu iš darbo rytoj ir sėsiu į daigyklą. Tai va taip pasidarysiu su visomis sėklomis. Šitos yra beicuotos, tai jos yra žalios, tai jų nereikia dezinfekuoti. Dedam atgal.
Tai pasidariau tiek, tik aišku reikia žiūrėti, kad nepadauginti, nes čia 5, 5, 10, 20 ir žiūrėk visas 100. Paskui čia tikrai nebeturėsiu kur, bet jau šiemet, na jau jisai įsigytas tas mano šiltnamis, statysiuosi kitą tokį pat šiltnamį šalia, tai manau su tais daigeliais sutilpsiu pagaliau. Tai šitą dėžutę nešu į kambarį. Dar viską susirašyti, visas tas veislės į knygutę, nes tikrai viskas išsimėto, pasimiršta ir iki rytdienos, o rytoj jau sėsime į daigyklą. Skiepijimas antra diena arba antra dalis. Taip, vakar užsimerkėme sėklas dezinfekavimui, tai jos išbuvo pas mane parą, kalio permanganato tirpalį. Dabar tas sėklytes reikia paruošti daiginimui. Tai kaip tai darys? Sėklyčių nedaug, tai galima jas daiginti drėgnuose vatos diskeliuose. Bet čia yra vienas minusas tame, kad jeigu nesužiūrime, sėklytė išleidžia tą augliuką ir jisai, šaknelę ten išleidžia, įsikabina į tą vatos diskelį ir jeigu tai imsime, trauksime, tai galime pažeisti tą šaknelę ir tai bus bėda numeris 1. Aš tarp tų vatos diskelių esu daiginusi, man viskas buvo gerai, bet tikrai įsikabina ir reikia labai atsargiai. Taip, dabar darau taip, tai yra popierinis rankšluostis, sudrėkinti reikia taip, kad vanduo nebėgtų. Dar nuspaudžiam. Vėl nepamiršti užsirašyti, kad nesusimaišytų. Tai pirmeris sėklos yra šitos. Nupilam tą vandenuką, įdedam sėklytes, užspaudžiam ir aš dėsiu į maišelius. Užrašymas, užspaudžiu ir taip reiks padaryti su visomis sėklytėmis. Tai bus kiek yra veislių, tiek ir gausis maišelių. Šitos maišelius dėsiu ant palangės po radiatorium. Ir turiu beicuotas sėklas, tai vakar jų nedėjome dezinfekuoti, bet daiginti reikia dėti. Mūsų žaliasis sėklos. Taip, susirašiau tiek sėklos daiginimui. Taip, dabar reiks kasdieną patikrinti maišelius ir tas daiginimas yra labai gerai dėl to, kad matosi tos sėklos, kurios neišdygs. Tik tai į daigyklą dėsiu tas, kurios išleis šaknelę. Aišku, tas metodas dar labai gerai, kai jau sėji tuos litrinius vazonus, bet tai darysime vėliau. Šios dienos darbas baigtas, tai iki.